žirgą. Anglių. Mes su Vytautu priklausym Aukštadvario apylinkės. Čia irgi yra viena iš ekspedicijos dalių. Dabar mažumėlę tolstam nuo Aukštadvario. Labai jau mūsų greitaeigė valtis. Mes čia 1-2 ir apiplaukėm. Tik benzino reikia pilti. Bandom surasti su Vytautu Verknės ištakas. Ne taip paprasta pasirodo. Dabar kaip kokie čingačgukai. Tai miške pasiklystam, tai va, nendrėse. Mes su Vyce atsidūrėm tokiame šitame medžiotojų bokštelėje. Čia viskas įrengta pagal Euro standartą. Viskas yra apkalta, va. Šoliuotėm, čia viskas išlakuota. Netgi dėžutė, va. Dėžutė kažkokia higiena yra. Raktas, va, Vyce to atrakinžia. Čiung. Dar. Aha. Hop. Ogi ten. Oba. Net čerka yra, kur įsidėti. Čia medžiotojai įsideda čerkas. Nu, tai vienu žodžiu. Netgi visokie švediški kabliukai. Tai mes su viską dabar sėdim. Ir manau, kad gal mes čia praleisime ir iki paryčių visą naktį. Va, turim siemkų, turim samagoną. Čia nutarėm patikrinti, ar gerai dega samagonas, bet blema kažkaip namelis pradėjo degti. Ok, bėgam iš čia, Vyte. Bet rimta sumanė. Rimta? Mesgi su Vyce atsidūrėme šitame tokiame medžiotojų bokštelėje, kur vakar naktį buvom. Laukiam šernų, nu, tai vis tik nutarėm sulaukti to šerną. Šautuvo neturim, kuokom bandysim užmėtis. Nu, tai va, kaip vaikam reik mėsos. Jo, sunkus atvietėje. Ja. Koks čia aukštis maždaug? 4 metrų jaučiu. Truputį lietutis krapėje. Nepasilikau.